Šlovė Alachui mūsų kūrėjai, labas rytas visiems. Šiandien biški turiu tokių gerų minčių. Tiem, kas sako, kad Jėzus yra Dievas, tarkim. O jūs ar susimąstėte, o kas jeigu Jėzus nėra Dievas, jisai tik tais pranašas? Ar jūs pamąstot bent apie šitą dalyką? Nes matot, jeigu pavyzdžiui Muhamed sallallahu alaihi wasallam būtų netikras pranašas, tai jisai bandytų žmonės atitolinti nuo Dievo, nuo maldų, nuo prisiminimo Dievo. Bet pavyzdžiui, jisai kaip tik įsakė tikintiesiems, kad melstis 5 kartus per dieną, kad mečetėje geriau melstis negu namuose, kad melstis su bendruomenė. Žodžiu, ką dar jis sakė? Jis sakė elgtis gerai su žmonėm. Sakysi ten jo, kad, žinau, turi ten tų visokių prisiskaitę sąmokslų teorijų, kaip čia pasakyti. Bet daugumą tai jūs net savo Biblijos nelabai suprantat. Ir kalbat apie islamą taip, lyg žinotumėt, išgirdę ten kažkokį ten faktą, tarkim. Bet va, pranašas liepia prisiminti Dievą kuo daugiau, melstis kuo daugiau, būti arčiau Dievo, jisai skatino. Tai va, žmonės, pamastykit biškį apie tai, pamastykit, nes Muhamed sallallahu alaihi wasallam buvo patikimas žmogus, net jo priešai pasitikėdavo jo. Kai kurie sako, kad Jėzus mokė mylėti savo priešą, taip. Tai pagalvokit dabar situaciją. Ateina priešas, tarkim, rusas puola Lietuvą, su automatais įsirauna. Tai kaip jūs apsiginsit su ta meilė nuo to priešo, tarkim? Tai nieko blogo apie Jėzų nesakau, jisai geras pranašas buvo atsiustas, bet po Jėzus buvo ir kitas galutinis pranašas.